vardu Karina Salokaitė. Ir savo baigiamąjį darbą pavadinau Sirijos berniuku. Pasirinkau pabėgėlių temą todėl, kad dabar ši problema yra aktuali tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ir apie ją turbūt nėra nei vienos geros, teisingos ar neteisingos nuomonės. Savo darbus nesiekiau išreikšti savo asmeninės nuomonės, tačiau iššaukti žiūrovų pažiūras šią temą. Berniuką vaizduoju kaip įprastą vaiką, tačiau išilgintom galūnėm, kad pabrėžčiau vaiko siekį. Ir dešinė ranka yra svarbiausia šio darbo dalis. Iš vaiko gyvastingo žvilgsnio matome, kad jis kažko siekia ir skirtingos žmonių nuomonės pasaulyje sukuria skirtingus daiktus, kurie galėtų būti padėti po vaiko ranka. Ekspresyvi faktūra ir per visą kūną matomi pirštų atspaudai, tai simbolizuoja, kiek ši tema jau yra apčiupinėta, apkalbėta, tačiau realistiškas rankos ir veidas simbolizuoja, kad kiekvienas Sirijos žmogus yra autentiškas ir nebūtinai priklauso tos nuomonės jam. Tai tiek.